Sveiki atvykę į pirmąją Java programavimo pamoką. Šiandien susipažinsime su Java kompiliatoriumi, kuris vadinasi Eclipse. Tiem, kas nežino, kas yra kompiliatorius, galiu pasakyti, kad tai yra tiesiog programa, kuri vykdo parašytą programavimo kodą. Manau, vėliau suprasti aiškiau, kas tai yra. Taigi visų pirma reikia šį kompiliatorių parsisiųsti ir įsinstaliuoti, taigi tai ir padarykime. Štai, nueikite į šį puslapį ir tuomet pamatysite Eclipse IDE for Java EE Developers ir pasirinkite savo versiją. Aš jau esu parsisiuntęs, todėl dabar to nedarysiu. Turbūt nekils jokių sunkumų įsirašant šį kompiliatorių. Ir kai įsirašysite, įsinstaliuosite, turėtumėte matyti štai tokį vaizdą. Visų pirma, ką norėčiau pasakyti, tai reikia pakeisti vieną nustatymą. Taigi einam Window, Preference, General. Čia bus taip turbūt, tai tada spaudžiat Editors, Text Editors. Ir tada pamatysite, turbūt nebus uždėta varnelės ant šitos srities, todėl paspauskite Show Line Numbers. Tada štai čia Apply. OK. Ir visų pirmiausia, prieš pradedant programuoti, reikia sukurti kažkokį tai projektą. Taigi einame File, New, Java Project. Project name. Dabar aš savai pavadinsiu tiesiog savo YouTube paskyros. Duosiu tokį patį pavadinimą kaip ir mano YouTube paskyra. Savai galite pavadinti kaip tik norite. Dabar tik sukūrus projektą atsirado du katalogai. CRC ir dar vienas. Taigi nueinate, pažymite katalogą CRC, spaudžiate dešinįjį pelės klavišą, New, Class. Ir čia mes tarsi pradedame kurti Java programą. Ir kiekviena Java programa negali egzistuoti be klasės. Taigi mes sukuriame klasę ir galime jai suteikti bet kokį pavadinimą. Aš savo pavadinsiu gan tipiškai pagrindinę. Savai galite pavadinti kaip tik jums šauna į galvą. Ready exist. Taip ir tada įrašote čia pavadinimą ir spaudžiat Finish. Ir štai matote turbūt tokį tekstą. Aš dabar galiu paaiškinti tik tai, kad kiekviena Java programa prasideda class. Public dabar neaiškinsiu, tai gali būti per daug painu. Tiesiog parašykime pačią pirmą programą, kuri spausdintų tam tikrą tekstą į ekraną. Taigi rašome public. Main. Skliaustai atsidaro. String. Lauštiniai skliaustai. Args. Tai jums gali dabar atrodyti kiek painu, manau, kad turėtų taip atrodyti, nes ir man tai pirmą kartą buvo.
Tačiau dabar tiesiog stenkitės nekreipti į tos užrašus dėmesio, tiesiog parašykite būtent taip kaip aš. Vėliau kitose pamokose išsiaiškinsite jų reikšmę. Na ir tiesiog dabar parašysime tam tikrą sakinį, kuris išves kažkokį tai žodį į ekraną. Ir Java programavimo kalboje tai atrodo būtent taip. Na ir ką dabar reikia padaryti, štai tarp šitų kabučių rašyti tokį sakinį, kurį norite, kad programa spausdintų. Na, aš tiesiog įrašysiu galbūt tradicinį sakinį. Sveikas pasauli. Ir dabar, kaip matote, čia viršuje yra tokia žaliame fone rodiklė run. Taigi ją ir paspaudžiame. OK. Na ir matome štai čia va apačioje atspausdino mūsų norimą tekstą. Galite pakeisti šį sakinį bet kokį kitą. Ir vėlgi spausti run. Ir štaigi vėl matome atspausdino tai, ką būtent įrašėme štai čia. Taigi, ką norėčiau pasakyti, jau turbūt paminėjau, kad kiekviena programa prasideda class. Šitų jums kol kas nereikia žinoti visų, tiesiog kurį laiką kiekvienoje programoje jūs matysite tą patį, galite tiesiog įsiminti ir kaskart reikės tą patį parašyti. O vėliau, kaip jau minėjau, išsiaiškinsite tikrąją šių žodžių reikšmę. Taigi tiek šioje pamokoje. Kitoje pamokoje stengsiuos ką nors įdomesnio parodyti galbūt. Taigi kitą kartą.